Jiems šiandien aš turiu svečią Kaune. Tai yra mano vadovė ir visų mūsų vadovė Irena Kasparavičienė. Jos dėka mes čia, žinokit, visi. Tai va, labai noriu pristatyti ir pasidžiaugti. Jinai atvažiavo šiandieną iš Utenos ir jinai irgi pasidalins, kaip aplamai išvis mūsų komandoj apie produktą, kokia yra, kadangi jinai pro jos akis praslysta visi pirkimai. Pasidalins, ant kiek yra paklausa produktui, pasidalins atsiliepimais, šiek tiek aš pasidalinsiu, va dar Romutė. Ir mes turėsime tokį gražų pasikalbėjimą. Tai ką, Irena, duodu žodį tau ir prašau. Tai labas vakaras visiems. Noriu visiems priminti, galbūt čia yra ir žmonių, kurie dar neregistruoti, bet galvoja, kažką girdėjo, tai noriu šiek tiek papasakoti. Pati kompanija užregistruota Malaizijoje yra 2023 metais Liepos 23 dieną. Ir tų pačių metų, 23 metų gruodžio mėnesį kompanija Arabų Emiratuose Dubajuje gavo apdovanojimą už produkto veiksmingumą ir kokybę. Pirmi 3 produktai, tai mes turim sveikatos trikampį, ir kurį gydytoja Čian ir rekomenduoja vartoti visus 3 vienu metu, kad vyktų valymas, atsistatymas ir nuraminimas organizmo. Nes produktų tikslas yra, kad mūsų organizmą sugrąžinti į tą lygmenį, kai jis pats randa priežastį ir kovoja su priežastim. Tai mes turim kolongardą, kuris yra organizmo valymas, storojo žarnyno, plonojo žarnyno, kepenų valymas, kraujagyslių valymas. Turim sekantį produktą Sunrise, ląstelių regeneracija. Tai jeigu mūsų ląstelė yra serganti, tai ląstelė daugmaž dalinasi kas 100 dienų, sakau daugmaž, nes nesu tikra. Ir tikslas šito produkto, kad pasveiktų mūsų ląstelė. Kai pasveiksta mūsų ląstelė, pradeda jaunintis, atsinaujinti organai ir tada įsijungia tas, kaip čia pasireikšti, tas elementas, kuris padeda organizmui rasti priežastį būti paūmėjimas, neįsigaskite, tai organizmas tiesiog parodo, kur pas mus yra problemėlė ir priežastis, kokią reikia tvarkyti. Ir turim iš sveikatos trikampio dar vieną produktą Sunseta, tai yra antistresinė programa, miego kokybės reguliavimas bei smegenų veikla. Tai gydytoja Čian rekomenduoja sveikatos trikampį pavartoti profilaktiškai. Šitie produktai daugiau skirti sveikiems žmonėms, bet taip jau yra, kad pradeda žmonės ieškoti sveikatingumo tada, kai išlenda kažkokia tai problemėlė. Tai aš irgi neišimtis, labai atsiprašau, nukrypau, rekomenduojama vartoti sveikatos trikampį profilaktiškai 3-6 mėnesius ir daryti pertrauką. Jeigu yra kažkokia tai problema, tai tiesiog galbūt didesniais kiekiais. Probiotikas, mūsų turintis 17 prebiotikų, yra imuniteto stiprinimui, 13 prebiotikų, 17 probiotikų, padidintas vitamino C kiekis ir cinkas. Yra vienas iš atsiliepimų, vat Utenoj vienos moters sūnus vartoja Sunrise, o nevartoja tik probiotiką ir dėka cinko manome, kad pradėjo augti plaukai. Yra manoma, kad pakeitus mitybą, vartojant kokybiškesnius maisto produktus, probiotikas C padeda organizmui geriau įsisavinti iš maisto geležį. Ir kiti produktai. Tai šiek tiek šituos produktus aš radau irgi ne šiaip savo, aš daugiau esu verslo žmogus, su produktais sakiau kažkada, kad niekada nedirbsiu, bet taip jau atsitiko, kad labai stipriai
pakriko vyro sveikata ir pagrindinės priežastys visos buvo skrandys, žarnynas, divertikulitas, tulžis, kepenys buvo pradėję irti. Tai pradėjus vartot pirmiausia, kokį mes rezultatą pastebėjom su vyru, tai pradėjus vartot sveikatos trikampį, maždaug po mėnesio ir 2 savaičių teko man atimti iš jo vaistus, nebilėtą jisai gerdavo, kiekvienai dienai buvo išrašytas, nes turėjo aukštą kraujospūdį. Bet kažkur po mėnesio jau jis man pradėjo sakyti, kad aš nežinau, kas čia vyksta, bet jau į darbo pabaigą man traukia miegoti, nebedarbingas ir visa kita. Ir tada aš supratau, kad aš jo paklausiau, ar tu dar geri nebilėtą. Jisai sako taip, bet tiesą pasakius, tai aš jam ir nepasakiau, kad negerti. Nu, aš nelabai ir žinojau, kad nereikia gerti iš karto. Tai šiai dienai aš žmonėm tikrai nepatariu išrašytus, kas vartoja kažkokius tai vaistus kiekvienai dienai. Tikrai nepatariu pradėjus vartoti sveikatos trikampį nutraukti medikamentus. Tai visada rekomenduoju šalia vartoti šituos produktus ir galbūt po kokio mėnesio, galbūt po pusantro, kiekvienas mes turim girdėti, žiūrėti, stebėti savo organizmą, kaip jaučiamės patys. Ir tada galima po biškiuką mažinti tuos vaistus arba pereiti ant silpnesnio veikimo, žiūrint, kokie vaistai ir kokia yra problema. Tikrai niekam nedrįstu rekomenduoti čia ir dabar atsisakyti vaistų, nes produktai yra natūralūs, sudėtis yra vaisiai, uogos, daržovės, žolelės ir įvairios šaknis. Bet sudėta gydytojo šian komponentai taip, kad jie tikrai neveikia prasčiau negu medikamentai. Bet čia reikia labai individualiai kalbėtis. Antras dalykas, kas buvo mano vyrui, tai padarėme MRT ir tilžy buvo 9 mm, MRT išvadoje buvo parašyta taip, kad 9 mm darinys, galimai akmuo. Po 2 savaičių guldėm į ligoninę Vilniaus, nes jam buvo pradėję irti kepenys. Bilirubinas buvo 200, per 2 savaitės pakilo iki 480. Tikrai be ligoninės apsieiti negalėjom, nes prie bilirubino 600 jau yra daroma kepenų transplantacija. Ir guldant į santaras buvo vėl kartojami visi tyrimai ir echoskopija daroma. Tai kadangi echoskopuotojas nieko nesakė, tai aš pati paklausiau, sakau, sakykit prašau, o kas ten yra tilžy? Ar visgi akmuo, ar kažkoks tai darinys. O echoskopuotojas taip pažiūrėjo į mane ir sako, nematau aš ten jokio darinio, matau 2 akmenukus po 4 mm. Kadangi tas 2 savaitės jis nevartojo jokių medikamentų, o tik tai sveikatos trikampį, tai drąsiai galiu sakyti, kad per 2 savaitės 1 mm sutirpo ir akmuo, tas akmenukas 9 mm suskilo pusiau. Tai čia buvo rugpjūčio mėnuo, kai guldė į ligoninę, o lapkričio mėnesį jau šitų akmenų visai neberadom ir nebebuvo. Tada jam buvo operuotas divertikulitas. Tai kai darė gydytoja kolonoskopiją, jau po Vilniaus santaros ligoninės, gydytoja klausė mano vyro, ar ką dar vartojat papildomai be vaistų ir visa kita. Nu, mano vyras, jis toks žmogus buvo, jis niekada niekam nieko nesakė, ypatingai gydytojam. Jam čia atrodė, kad kažkoks šarlatanizmas, nu, bet jau jeigu tu sakai, nu, tai gerai, gersiu, jeigu nenumirsiu. Tai gydytoja, kuri daro kolonoskopiją, tiesiog paklausė todėl, kad kai pasakė vyras, kad nieko nevartoja, tai gydytoja juokėsi, sakė, aš jau tiek metų dirbu su kolonoskopija ir darant tyrimus dar nemačiau nei vieno paciento, kieno kišenės būtų tokios švarios, nieko papildomai nevartojant. Tai man tai irgi yra rodiklis. Kas yra divertikulitas, gal žinote ne visi. Tai žarnyne mūsų susidaro tokios kišenės, į tas kišenes kaupiasi išmatos ir mūsų organizmas neturi tiek galios, kad iškelti į viršų, kad keistusi visas tas turinys. Tai kadangi tas turinys nesikeičia tose kišenėse,
pradeda puvimo procesas, prasideda uždegimas, ko pasekoje pradeda pūliuoti ir suauga žarnos. Ir tada būna begaliniai skausmai ir tiesiog yra tik operacija ir tas vietas nukirpti ir sujungti žarnas iš naujo. Tai, kad yra vartojant mūsų produktus dar ir švarios kišenės, tai čia irgi yra super. Man pačiai yra buvę su moteriška hormoninė veikla, kai pajungiau, tai čia yra skausmingos menstruacijos, menopauzinis karščio pylimo sindromui padeda vartojant vyrišką ir moterišką hormoninį produktą, netgi turim atsiliepimų pavartojus 3 mėnesius, pusę metų, kad pastoja šeimos, kur gydytojų buvo pasakyta, kad greičiausia vaikų neturėsit ir ieškojo visokių alternatyvų. Tai tikrai džiugina. Aišku, visada rekomenduoju, šitas produktas moteriška hormoninė veikla rekomenduojama pradėti vartoti, pavartojus 2 savaitės organizmo valymą Kolongardą. Tai man pačiai šiai dienai yra 57 metai, kai man buvo 40 metų, taip jau atsitiko, kad pašalinta buvo gimda, bet virš 50 metų, nežinau ko pasekoje, bet atsirado skausmingi santykiai, kur man iš tikrųjų pabodo ir tiesiog profilaktiškai nuėjau pas ginekologą pasitikrinti. Ir ginekologas, aišku, ką pasakys, ko jūs, Irena, norit? Jum jau daugiau nei 50 metų, tai yra normalu. Tai aš sakau, gydytoja, man nenormalu, nes, pirmiausia, tai aš turėjau jaunesnį vyrą, tai jau todėl nenormalu, sako, panaudokit lubrikantą, nes gimdos neturit, kiaušidės džiūsta, tai vyksta išsausėjimas. Tai čia irgi buvo problema, nes nenaudoju jokios chemijos, tai tie visi lubrikantai irgi buvo išbandyti, bet tiesiog nuo chemijos peršti. Įdomus toks pasiūlymas kaip alternatyva buvo, tai rasti kaimiško sviesto. Tikrai neišbandžiau to varianto, nežinau. Bet kas pagrinde, tai aš noriu pasakyti ne tai. Pradėjus vartoti šito produktą, nes man pasakė, kad daugiau visa kita yra normalu ir tvarkoj. Bet pajungus vartoti moterišką produktą, man 5 dienas vyko valymasis, kaip menstruacijų, paskutiniam dienom, tamsiai ten rudos, ir iš tikrųjų ir susitvarkė tie skausmingi santykiai, viskas dingo. Tai aš noriu pasakyti, aišku, čia tik mano prielaida, čia ne medikų nustatyta, bet aš galvoju taip, kad tiesiog kol organizme nepradeda formuotis kažkoks darinys, neturi galimybės medikai pastebėti to. O per tokius kažkokius tai simptomus, kaip skausmingi santykiai, ar kažko tai paskaudėjimas, ar kai pradedam vartoti, iškelia kažkokią priežastį, mūsų organizmas parodo, kad yra kažkokia problemėlė. Tai taip sėkmingai viskas ir baigėsi. Gal aš daugiau eterio ir nebeužimsiu, nes yra tikrai partnerių nemažai ir yra partnerių atsiliepimų, bet gal čia yra prisijungusių ir kažkas tai papasakos. Yra viena iš partnerių, kuri išvengia atviro kampo glaukomos regėjimo operacijos ir su sąnarių produktų irgi daug atsiliepimų. Tai labai ačiū, pasisakys galbūt kažkas daugiau kitas. Gerai, labai ačiū, Irena. Mes dar turim, sėdim šalia, dar sėdi viena mūsų partnerė. Jinai irgi šiek tiek pasidalins ir savo biškį gal, ir savo partnerių atsiliepimais, kurie negalėjo prisijungti. Prašom, Zitute. Sveiki. Neseniai pas mus, mes labai džiaugiamės, labai maloni moteris, daug supranta, motyvuota labai ir jums padėti. Sveiki. Na, žinot, sako, reikia pusę metų pavartoti ir daryti pertrauką. Nu, žinokit, nenoriu aš tos pertraukos daryti. Ir sakiau, nedarysiu, nes iš tikrųjų jaustis gerai, žinokit, yra smagu. Naudoju visą trikampį. Na, štai šitą stebuklingą auksinį trikampį. Na, kai sakyt,
Nu tikrai visi norim būti jauni ilgiau ir gražūs. Tai va šitas yra kasdieninė mano duona kiekvieną mielą rytą ir aš jį geriu po visą. Aš jaučiu daugiau energijos. Man nebūtinai reikalinga kava iš pačio ryto, nes visada gerdavau kavą, tik atsigeliu ir geriu kavą. Dabar aš išgeriu Sunrise ir tą kavą tikrai geriu jau truputuką vėliau. Tai jau būna ir 11, ir kitąkart 12 valanda, nes nuo Sunrise'o tikrai būna pakankamai daug energijos. Na, Sunset'o mums užtenka po pusę tabletytės. Mes pasidalinam su vyru, bet aš sakau, irgi esu priklausoma jau šitam Sunset'ui dėl to, kad tas geras, kokybiškas miegas, žinokit, į komą panirsti tokia. Aš visada miegodavau gerai ir niekad neturėjau problemų su miegu. Bet čia tiesiog nuima absoliutiškai visas mintis ir padaro tokį gilų miegą, išsimiegojimą. Komfortiškas miegas yra svarbu, kad mes jaustumėmės žvalūs kitą dieną. Kalangardą prisijaukinti reikėjo man po truputuką, pradžiai pradėjau po visą, aišku, buvo diskomfortas, tada po puselę. Po puselę jisai yra labai šaunus, mes jį naudojam abu kartu su vyru, viskas gerai. Ką dar galiu pasakyti? Probiotikas. Probiotikas stovi pas mus ant stalo ir nedaug dievė pasibaigs, nes iš tikrųjų tai mūsų Kristupas geria kiekvieną mielą dieną, jis pasidaro stiklinėje vandens ir geria kaip skanų gerimuką. Aš cukraus nenaudoju, man cukrus per saldu. Ta prasme, jeigu aš jį geriu stiklinėje, todėl aš jį susipilu miltelius į burną. Pabandykit, jeigu mėgstate saldų gėrimą, gerkite įsitirpinę stiklinėje vandens. Bet jeigu nenaudojat cukraus, atsiprašau, jisai tampa, jis yra toksai tarsi rūgštus tas mūsų paketėlis. Tai labai fainas dalykas, nežinau, ką dar pasakyti. Fleksą. Aš fleksą prisėmiau 2 buteliuką. Iš tikrųjų, pas mane buvo operuotas kelio meniskas ir aš treniruočių metu pastebėjau, kad man vėl skauda tą sąnarį ir ne visus pratimus galiu atlikti taisyklingai, jis toks tarsi smėlio pilnas. Ir žinokit, aš tą fleksą sunaudojau 1 buteliuką, žiūriu, kad nebeliko to tokio smėlio jausmo. Žinokit, fainai. Net pati nepastebėjau kažkaip, bet tikrai nereikės eiti pas gydytoją ir 2 kartą operuoti, to aš jau tikėjausi. Tai Jotfleksą naudoja ir mano mama. Dar tokio kažkokio apčiuopamo rezultato mes neturim, nes tikrai dar tik tai mėnesį laiko, 2 pakuotę jai nuvešiu, bet mano mama turi be galo daug problemų. Jinai labai sunkiai vaikšto su vaikštynė, tikiuosi, kad jai irgi palengvins tuos visus sąnarių skausmus būtent šitas produktas. Tikrai būtinai pasidalinsiu, bet dabar pradėsim tik tai 2 pakuotę. Gal tiek, nes Gerai, apčiuopamų rezultatų neturiu, bet produktą labai myliu, sakau, esam priklausomi mes nuo jų. Tiesiog, žinokit, gerai jaustis gerai. Ačiū. Tikrai. Ir kaip sakau, patvirtinti tiems, kurie gal abejoja, gal dar nesusipažinę su produktu. Ačiū labai, mergaitės. Tai dabar dar noriu pakalbinti, pas mumi dar dekoracijos nuo naujų metų ir valentinkės. Taip, tai dabar Romutė, jeigu gali, įsijunk mikrofoną, mes tikrai nekrausim jūsų šiandieną labai. Įsijunk mikrofoną ir gal gali kamerą įsijungti ir pasidalink. Įsijungiau viską, labas vakaras visiems. Aha. Kągi, produktą greitai jau vartosiu, nuo gegužės mėnesio bus metai. Ir tikrai atsiliepimų yra nemažai gerų, bet čia paskutinė, kaip žadėjau, labai trumpai. Mano artimoje aplinkoje yra berniukas 9 metų. Ir, matomai, jisai labai jautrus yra ir tiesiog labai dažnai šlapinasi lovą, jis nejaučia. Ir nuo to reikia įsivaizduoti, paauglys beveik 90 metų. Ir, jam net gėda į svečius važiuoti. Tai kažkaip mintis atėjo, kad, pasiūlysiu Sunsetą.
čia nervų sistemai. Galvoju, nu, pabandysim šitą pavartoti. Ir aš vaikų mamytei daviau vieną pakelį ir paprašiau, sakau, po ketvirtadalį vakarais. Mes susitikom su berniuku, nu ten 2 berniukai yra, vienas labai aktyvus, darosi piktokas, kažkaip galvoju tikriausiai, nu, žiema, ar, nu, šiaip jisai toksai aktyvus yra, nes teko girdėti, kaip vienam hiperaktyviam berniukui, jisai autistas ir hiperaktyvus, būtent labai padeda, vat, užtenka ketvirtadalio šito produkto Sonseto, kai vaikas ramiai miega naktį. Jisai pats ateidavo paprašyti. Na, čia buvo mamytė, kuri pasakojo apie savo sūnų. O apie tą berniuką, tai jisai pavartojo savaitę, tas berniukas, ir paskui, kai susitiko, sako, bet pas mane nebėra tos problemos. Nu, kad naktį jisai nebejaučia, jisai naktį nebesisioja į lovą, kur tikrai tiesiog vaikas plaukdavo, paaugliukas, ir jisai toks laimingas pas tai pasakoja, ir jie tokie skanūs yra, jau viską žino, net sakyti nereikia, kad kiekvieną vakarą paimtų po ketvirtadalį tiktais. Tai va, tikrai nuostabus produktas, galima pasidžiaugti. Čia paskutinės va tokios naujienos yra, tikrai labai daugam padeda dėl nervų sistemos. Ir, na, o aš su Kolongardu ir Sonsetu kartais pagal poreikį vartoju, bet pamilau Sunraisą. Kai išgirdau iš gydytojo šiandien, kad jį galima vartoti kiekvieną dieną, o pas mane veiklos labai daug, na ir, kaip pasakyti, nu nebe jauniklė, nesu jauna, bet esu graži, bet energijos visi noriu turėti. Tai aš kiekvieną rytą vartoju, keisdama su moterišku produktu po pusę pakelio. Nu, žinokit, net juokinga. Tikrai labai daug veiklos turiu, labai daug. Ir kaip tik vakar dariau, nežinau, kas aparatas toks yra, biorezonansas, o gal ir ne, kur užsidedi plikom kojom, atsistoji ir ten žiūri pagal tavo masę. Nu, koks tavo, kaip ten biologinis, ne, amžius yra, ar kaip ten vadinasi, tikrai nežinau. Žodžiu, biologinį amžių nustato. Išoriškai, aišku, gal ir esu vyresnė, bet pagal amžių, tai 44 metai, net jisai taip pasižiūrėjo, net stebisi, ant kiek vot organizmas yra subalansuotas, viskas tvarkoj. Tai nors vartoju, vat jau 9 mėnesiai su pertraukom, ir džiaugiuosi ir rekomenduoju ir jums tiesiog pabandyti ir tikėti, kad galima ir neiti pas gydytojus, jeigu nėra poreikio didelio, pirmą pabandyti tai, ką gamta duoda, na, o jau paskui tada, kas belieka, džiaugtis rezultatais. Tai va, trumpai tiek. Ačiū. Labai, labai ačiū, Romutė. Tai noriu dar pasidžiaugti ir tave pasveikinti. Mes jau gavom iš Leo patvirtinimą, kad tu tikrai skrendi į Malaiziją. Tai labai džiaugiuosi, nes atsiuntė jau mum, kad tavo patvirtinta. Tai tikrai labai smagu. Tai vat ką reiškia, kai žmogus pats tiki produktais, pats juos naudoja, dalinasi su aplinka. Ir va šiandien dienai, nežiūrint to, kad jinai dalyvaudavo tam konkurse skristi Malaiziją, dar ir uždirbo ir pinigų, ir rangą padarė, ne? Bet dar gaus nemokamai iš kompanijos skrydį į Malaiziją, viešbučius, visas ekskursijas, viską kompanijos sąskaita. Tai iš tikrųjų labai nuostabu, labai dėl tavęs džiaugiuosi. Tai vat ką reiškia, kai tu gali dalintis. Ačiū, žinokit, svajonės pildosi, o jo. Tikrai taip, mačiau tavo užsidegimą ir norą, tai tikrai labai bus smagu. Tai vat, tai ką labai džiaugiamės, ar yra dar kas galėtų pasidalinti, tada jeigu
yra, tai parašykit arba prisijunkit. Labai ačiū tau, Romute. Jeigu nėra, tai tikrai netempsim šito Zoomo dirbtinai. Kaip sakau, geriau dažniau trumpus tada, nes ne visą laiką vakare, bet tik tai galiu pasakyti pati, kad daug žmonių ir man rašo asmeniškai, kai pavartoja, kad jiem ir tas susitvarkė, ir žarnynas susitvarkė, ir geriau miegot pradėjo. Aš pati asmeniškai Sunsetą vartoju kiekvieną dieną. Kolongardą dabar vartoju tik tai profilaktiškai. Kompanijoje jau esu lygiai 2 metai, buvo vasario 21. Tai dabar kolongardą karts nuo karto vis pajungiu, pageriu, vėl padarau pertrauką. Su moterišku lygiai taip pačiai darau ir su Sunrise. Taip, man energijos užtektinai turiu aš jos, tai bet ką galiu pasakyti, kad kasdien naudoju Jeflexą sąnariams, geriu, einu į masažus, kadangi daug sėdimo darbo, tai man Jeflexas padeda ir raumenys netaip skauda po mano treniruočių. Ir jisai kažkaip tai tokio duoda judrumo. Skausmų aš kaip ir neturėjau, kai pradėjau gerti, bet tai būdavo tai po šokių treniruotės, tai po sporto kažkaip skaudėdavo man tos raumenis labai, tai man asmeniškai jisai labai padeda, aš jį geriu, man jau yra 60 metų, tai aš geriu kaip ir profilaktiškai jį ir kartu man padeda po mano visų sportų. Ką labai myli mano šeima, labai vertina, tai galiu už dukras gal pasakyti, pagėrė merginos trikampį ir moterišką va šitą, kadangi jaunos merginos mano dukros, tai abiem susitvarkė mėnesinės, veido oda susitvarkė, nes būdavo skausmingos tos mėnesinės, tai išvengė tų dalykų. Jau kaip ir viskas susidėliojo į savo vietas, tai kad produktai tikrai veikia, tai galėčiau turbūt kalbėti apie tai. Mes turim iš paralelinių komandų, gal iš rusakalbių, iš kitų šalių labai daug atsiliepimų, kas liečia ir pastojimus. Ir kur šeimos metų metais nesusilaukdavo vaikų ir kada vyras ir moteris pageria trikampį, vienas pageria moterišką, o kitas vyras vyrišką ir po 3 mėnesių pastoja, tai žinokit, džiaugsmo čia visiems. Netgi galiu pasakyti, tik neįvardysiu dabar, ar Kazakstane, ar kažkur, yra tiesiog moteris, kur pas ją komandoj visi tie, kurie ilgai nesusilaukdavo vaikučių, tiesiog viens per kitą pas juos pradėjo registruotis. Tai tokių fainų turim istorijų. Tai ką, jeigu kalbančių daugiau nėra, tai labai jums ačiū. Mes 1 kartą į mėnesį darom atsiliepimus. Jų gal raštu daugiau sulaukiam to atsiliepimo, negu kalbėti įsijungus kamerą, bet vis tiek labai smagu dirbti su produktu, kuris veikia, čia ir dabar veikia ir be galo padeda žmonėms. Tai ką, gražaus vakaro jums visiems, įrašų pasidalinsiu grupėje. Ir ką, judam toliau. Šeštadienį susitiksime Klaipėdoje. Darysim pristatymą Klaipėdoje, tai kas galite, ateikite, prisijunkite, svečių pasikvieskite, nes tikrai bus fainas pristatymas.